Noriu Jums pristatyti Viktoriją, kuri bus mūsų konferencijos sensorinių įspūdžių poreikis ir galia pranešėja ir kurios specialybė skamba gal kiek ezoteriškai, bet iš tikrųjų, jeigu atliekama profesionaliai, tai yra kaip psichoterapija. Ir sprendžiant labai iš tikrųjų gilias problemas, apie kurias Viktorija galbūt papasakos, minėdama apie savo pranešimą. Tai Viktorija, kokia tavo specialybė? Tai iš tikrųjų, žinai, tai yra ne kaip psichoterapija, o tai ir yra psichoterapija, nes hipnoterapija yra psichoterapijos rūšis tiesiog. Nes psichoterapijos yra labai daug rūšių. Tai va tai, ko aš užsiemu, yra regresinė hipnoterapija. Ir iš tikrųjų, kaip tu ir sakei, jeigu jinai yra atliekama profesionaliai, kaip sakant, baigus mokslus rimtai, tai yra tiesiog psichoterapijos rūšis. Nes dar Freudas užsiiminėjo hipnoterapiją, o kaip žinom, Freudas yra... Taip vadinosi turbūt. Taip, ne, taip pat vadinosi. Taip pat vadinosi, jisai užsiiminėjo hipnoterapiją. Tiesiog jo terapija nebuvo regresinė, tai būtent kitos atmainos. Toliau, kaip ir visi kiti mokslai metams bėgant vystosi, tobulėja, dasideda kažko tai. Ir tada buvo atrasta, kad regresinė hipnoterapija veikia gerokai tiesiog stipriau negu tiesiog hipnoterapija be regreso. Tai sakykime taip, kad ta hipnoterapija pasipildė regresų, pasipildė tam tikrom praktikom ir dabar jinai veikia daug stipriau. Bet pati pradžia, pats išeities taškas dar buvo Zigmundas Freudas. Ir ta terapija, jinai ne tai, kad jinai kažkaip pasikeitė, jinai tiesiog, developed. Gavo kitą formą. Ar gali dar pakomentuoti žodį regresas, nes galbūt ne visiems suprantamas tavo srity, apie ką tai yra? Regresas taip, tai iš esmės, žinai, vėlgi, jeigu pažiūrėsi, visi psichoterapeutai praktiškai, didžioji dalis, dirba su regresu, tik tai galbūt to žodžio net taip nenaudoja, nes visi psichoterapeutai dirba su vaikystės trauma. Kokia psichoterapija, bet paimsi praktiškai visur eisim į vaikystės traumas arba į tiesiog gyvenimo traumas, nes net ir suaugusiai žmonės įgyja traumą. Sakykime, skyrybos, gaisras, išdavystės, tai irgi yra traumos, ar ne, kad ir ne vaikystės. Bet vis tiek tai yra... Taip, jos palieka pėdsaką. Nes aš tai, kodėl taip sakau, todėl, kad vieną kartą po vieno pranešimo man ten labai pasipiktinus viena moteris sakė, tik iš vaikystės traumos. Kodėl visą vaikystę, ne? Ne, jinai sakė, tik iš vaikystės, jūs čia nekalbėkit, kad suaugęs žmogus gali patirti traumų. Okei, sakau, tai reiškia gaisras ne trauma, skyrybos ne trauma. Tiesiog, žinai, čia toksai. Bet tai ir yra, regresas tai yra ėjimas atgal. Tai, kas įvyko tavo gyvenime prieš tai, kaip tu atėjai dabar į šitą tašką, kuriame esi. Ir kaip šitos tavo pasiekimus šitam taške, kuriame tu esi, kaip tavo netgi energija, kaip tavo norus, svajonės, kaip tuos veiksmus, kuriuos tu darai arba kurių nedarai, kaip įtakoja tos traumas, mikro arba makro, ar ne didelės arba mažos, kurias tu atsinešiai arba iš vaikystės, arba iš paauglystės, arba jau iš suaugusiojo gyvenimo. Tai regresas tai yra, kad mes pažiūrim, kas ten įvyko, koks emocinis įspaudas stiprus užsidėjo ir kaip jis įtakoja tai, ką tu turi dabar. Nes viskas, ką tu turi dabar, iš esmės viskas, netgi tas paveikslas, kuris kabo man už nugaros, yra įtakotas to, ar ne, kokių patirčių aš per gyvenimą pasirinkau. Tai praktiškai čia kaip paimtum trintuką ir ištrintum, tai kas negerai ar ne, ir istorija rašoma iš naujo. Oi, ne. Tikrai trinti nieko nereikia, visą tai yra mūsų dalis, mūsų istorijos dalis. Tiesiog... Perrašyti. Kažką perrašyti, kažką tiesiog priimti, su kažkuo tiesiog susitaikyti, kažkam tiesiog leisti būti. Manau, pakankamai išsamei paaiškinai savo specialybę netgi tam, kas visiškai apie tai nieko nesupranta. Tai apie ką tuomet bus tavo pranešimas? O mano pranešimas ir bus apie būtent tai, kodėl būtent vaikystės, pavadinkim, patirtis, ar ne, geros arba blogos, turi tokios didelės įtakos tam, kaip mes gyvenam šiandien, ką pasiekiam, kokius veiksmus darom ir netgi svajones ir tikslus, kokius išsikeliam. Tai kaip tos vaikystės patirtis įtakoja visus šitos dalykus ir kodėl jos įtakoja visus šitos dalykus. Kaip susikuria ta mikro arba makro trauma, kaip jinai mus lydi per gyvenimą
ir kaip finaliai jinai įtakoja tai, kaip jūs gyvenat šiandien ir ką jūs turite šiandien. Labai įdomu. Galbūt turi kokią tai žinutę mokytojui arba kokią tai svajonę, kuri norėtų, kad po konferencijos, per konferenciją pasiektų visus klausytojus. Ir gali pasidalinti. Aš visada turiu, žinai, ir mano darbas yra todėl, kad aš turiu svajonę iš tikrųjų šviesti žmonės. Dažnai kaip tik švietimiečiam ir šviesim. Taip, švietimiečiam ir šviesim, taip. Nes, na, iš tikrųjų natūralu, kad negali būti apsišvietęs visose absoliučiai srityse, ar ne? Ir vat mano yra ta sritis tokia ir ta žinutė tokia, kurią aš noriu perduoti, kad viskas yra svarbu. Yra svarbu, kaip mes kalbam su vaikais, yra svarbu, kaip mes elgiamės su vaikais ir netgi yra svarbu, kaip mes kalbam ir elgiamės su suaugusiais, viskas yra svarbu. Ir kad tai kiekvienas tavo, na, pavadinkim, neatsargus veiksmas arba žodis gali įtakoti labai stipriai savivertę, gali įtakoti labai stipriai savęs priėmimą ir turėti labai labai rimtų pasiekmių. Tai aš atsimenu, kažkada manęs klausė irgi kažkuriam interviu, sakė, nu kaip tau atrodo, kas išgelbės pasaulį, ko reikia, kad pasaulis būtų išgelbėtas. Ir aš visada sakau tą patį, kad žinių, žmonėms reikia žinių ir reikia švietimo. Aš tikiu, kad švietimas gali išgelbėti pasaulį. Tinkamas švietimas, tinkamos žinios iš tikrųjų gali išgelbėti žmogų, o jeigu gali išgelbėti žmogų, tai gali išgelbėti pasaulį. Man atrodo, kad Toroj yra parašyta, išgelbėji vieną žmogų, išgelbėji visą pasaulį. Tai taip ir pradeda nuo vieno žmogaus, plečiamės iki viso pasaulio. Labai gilus tavo noras, gili svajonė ir tikiuosi, kad jie išsipildys bent jau tiem žmonėm, kurie tavęs klausysis, tikiu, kad tikrai kažkiek paliesi kažkokią dalį širdies. Tai labai laukiam tavęs balandžio 12 dieną. Mūsų organizuojame konferencijoje sensorinių įspūdžių poreikis ir galia ugdymo. Iki greito susitikimo. Iki greito.